Baltijos šalis ir Lietuva tikrai labai stipriai akceleruoja. Mes pradėjom investuoti labai daug milijardus eurų į naujus pajėgumus, naują gamybą. Aš prisimenu 22 metais, kai prasidėjo karas Ukrainoje, kokia buvo įtampa kainų, ne tik tai dujų, bet iš tikrųjų į padangės šoko elektros kainos per tuos kelis metus. Jeigu, pavyzdžiui, Lietuvoje 22 metais buvo importuota 9 teravatvalandės elektros energijos, praeitus metus mes pabaigėm truputį daugiau negu 3 teravatvalandės. Radikaliai pasikeitė energetinė sistema, nes pridėjom daug energetinių pajėgumų. Turbūt mes padarėm tai, kad patapom tokiais europiniais dabar čempionais tos plėtros greičio. Iš kitos pusės labai, kas bus svarbu ateityje, sistemos lankstumas. Jeigu dabar mes statom Kruonio 5 agregatą, kuris, padarys milžinišką papildomą lankstumą sistemoje, apie 10 gigavatvalandžių. Jeigu 1 gigavatas gali dirbti 10 valandų, 10 gigavatvalandžių prisidės lankstumo į sistemą. Tada virš to mes statom, taip pat visoje rinkoje dar atsiras daugiau baterijų. Aš manyčiau, kad kažkur tarp 2-3 gigavatų dar papildomo lankstumo mes vienareikšmiškai būsim europiniai rekordininkai lankstumo kiekio sistemoje. Tai akceleruosis toliau plėtra ir pajėgumų ir iš tikrųjų mes pamatysim labai daug didelių dalykų. Iš kitos pusės, kadangi mes labai greitai išvystėm daug žaliųjų pajėgumų, jeigu pasižiūrėt į CO2 intensyvumą tinklo, kas yra labai svarbu ateities pramonės galimam ateimui, ateities duomenų centrų ateimui. Grido intensyvumas CO2 Lietuvoje yra 2 kartus mažesnis negu Europos vidurkis, 3 kartus mažesnis negu Vokietijoje ir maždaug 5 kartus mažesnis negu Lenkijoje. Tai vėl, ką tai suteikia? Suteikia didžiulį potencialą ateiti naujom investicijom. Vienos iš dar irgi didelių tų neiššūkio pergalių nepaminėjau. Pernai prasidėjo, šiemet užsibaigė ir buvo paskelbtas pritraukimas labai didelės investicijos į mūsų kogeneracinę jėgainę, 49% pardavimas Vilniuje. Jeigu žiūrėt grinai finansiškai nuosavą kapitalą, kitose šalyse čia gal ta naujiena nebuvo, bet Lietuvoje labai daug kas liūdėjo, kai Continental gamykla pasiskelbė, kad išeina. Aš pabandžiau palyginti nuo savo kapitalo prasme, kiek pažadėjo išeiti iš Lietuvos. Tai viena šita transakcija pritraukimo mūsų partnerio su grinaisiais pinigais nuo savų kapitalo mūsų padidinimu į šitą projektą yra maždaug 2 kartus didesnė investicija, negu kad jinai išeina. Vien per šitą transakciją. Tai kai mes keičiame visą šitą aplinką, darome ją tokią, labai draugišką naujų investicijų ateimui, bet ypač tų, kurios yra susijusios su energetika, aš manau, mes padarėme didelį lūžį visoje ekosistemoje. Per paskutinius metus. Ar keičiasi investuotojų požiūris į mus kaip į regioną pastaruoju metu, ar yra kažkokių pozityvių ženklų? Vienareikšmiškai iš vienos pusės visi kalba daug apie geopolitiką, iš kitos pusės tie didieji investuotojai, kurie daug giliau žino regioną, žino, kad mūsų regionas jau dabar yra daug geriau pasiruošęs negu centrinės ar vidurio Europos ar kitos vakarų šalys, visom kitom geopolitiniam grėsmėm. Pradedant nuo hibridinių atakų iki sistemos saugumo ir kitų dalykų. Tai šitas regionas turi didžiulį, anksčiau naudojom žodį potencialą ar galimybę sukurti perteklių. Man patinka žodis gausa. Mes turim didelį kiekį, didelę gausą natūralių resursų, vėjo, saulės, vandens, žemės, mes jos parodėm, kaip per kelis metus galim paversti į milžinišką kiekį ir gausą jau energijos. Ir tos energijos, per ateinančius dešimtmečius labai daug reikės visam pasauliu ir Europai. Todėl mes šitą regioną padarom labai patrauklų naujoms investicijoms.
mes jau įsibėgėjom ir vėlgi, jeigu matytume, kiek jau vyksta projektų ir kaip mes puikiai užpildom tą trūkumą energijos, žalios energijos gamybos, aš matau, kad apie 28 metus Lietuvoje, 29 metus visose Baltijos šalyse mes pasieksime tą tokį 100% energijos gamybą iš vietinių šaltinių, jeigu žiūrėti metinį balansą, ir pereisime į eksportuojantį regioną. Labai eksportuojančiam regionui svarbu tarptautinės jungtis. Matom, kad ganėtinai sparčiai ir bandoma spartinti Harmony Link jungtį į Lenkiją. Vadinasi, apie 30 metus mes turėtume turėti praktiškai tokio pačio pločio, kaip dabar turim į Latviją, jungtis su Lenkija apie 1,2 gigavato po 35 metų. Aš tikrai tikiu toliau vystysis Vokietijos jungties, kur ten nuo 2 ir daugiau gigavatų iškia projektas. Vadinasi, mes matom ir didelių eksporto koridorių plėtrą, mes turėsime rekordinius lankstumo kiekius, na ir natūraliai tas regionas patampa labai patrauklus pritraukti tas vadinamas reshoringo investicijas, kai iš tikrųjų reikės daugiau ir daugiau didelės apimties gamybos pritraukti Europoje, kažkur lokuoti, kad vertės grandinės būtų labiau vietinės. Anksčiau mūsų šalyse, ypač Baltijos šalyse, buvo tokia mission impossible, nes trūko darbo jėgos, kvalifikuotos darbo jėgos ir apskritai tiesiog nėra kelių ten ar keliasdešimties milijonų gyventojų. Dabar gamybai labai sparčiai robotizuojantis iš esmės keičiasi tai, ko reikia didžiųjų investicijų pritraukimui. Tai aš tikrai prognozuoju, jeigu mes toliau taip tęsim, kaip dabar pradėjom, mes pritrauksime ir didelės apimties ir pramonės investicijas, ir duomenų centrus, ir, gal ir stiprų žodis, bet aš sakyčiau, Baltijos šalims tai yra ateinantis etapas būsimo augimo. Jeigu mes iki šiol turėjom augimą paremtą tokią konvergenciją su Europa, tai dabar išeisime į tam tikrą aukso amžių, nes turėsime labai patrauklų regioną, kuris turės didelę gausą žalios ir patikimos energijos. Jeigu pasižiūrėti didžiuosius duomenų centrų projektus jau dabar vykstančius pasaulyje, tai dažnai tai yra net ne duomenų centrų vystymo projektai, o dideli energetikos projektai, nes iš tikrųjų didieji duomenų centrai naudoja labai didelį kiekį energijos, iš kitos pusės tai yra ganėtinai didelės investicijos, sofistikuotos investicijos, jas reikia užtikrinti ir tam tikrą stabilų veikimą, ir didelį sistemos lankstumą, nes tas laudas duomenų centrų yra nepastovus. Ir tai yra tokia natūrali tąsa integruotų energetikos bendrovių, neinant giliai jau į pačius mikroprocesorių investicijas, bet užtikrinti tos vadinamus PowerShell, į kuriuos toliau ateina milijardinės investicijos pačių mikroprocesorių, yra tikrai patrauklis sritis, ką gali duomenų centrai padėti, taip pat kaip ir kitos didžiosios pramonės šakos, kurios naudoja daug energijos, jos gali padidinti regiono vartojimą energijos. Tas mums yra labai svarbu, nes vėlgi praeitų metų ir dar kelių metų pergalės mes labai stipriai ir daug investuojame į tinklus, stiprėja jų atsparumas, jų lankstumas, bet iš kitos pusės tinklai kainuoja ir mums labai reikia daug vidinio regioninio naudojimo pačios energijos tam, kad galutinė kilovatvalandės kaina fiksuotam tarife neaugtų sparčiai arba būtų, taip sakant, konkurencinga. Todėl didinimas energijos suvartojimo, jeigu pradžioje mes turėjom kiek įmanoma daugiau turėti žaliųjų pajėgumų gamyboje, toliau atsirado didelis poreikis turėti pajėgumus lankstume, ateinanti karta labai didelį dėmesį, įskaitant mūsų grupę, energetiniai sistemai yra naujų energijai imlių vartotojų pritraukimas į regioną. Yra tokia natūrali energetikos, sakyčiau, strategijos tąsa netgi. Kaip mes juos iš Suomijos perviliosim čia?
Tai vėlgi, neperšokęs griovio, nesakyk nenoriu sukelti per daug lūkesčių, bet iš tikrųjų labai intensyviai mes dirbame ir siekdami pritraukti strateginius partnerius, nes tai nėra mūsų verslas, turi ateiti globalios investicijos į regioną ir taip pat būti labai gerai pasiruošę tuos plotus ir tas lokacijas, kuriuose galėtų būti vystomi tie duomenų centrai. Aš manau, per gerus metus mes pamatysime daug naujienų šitoj zonai. Kodėl reikėjo atnaujinti strategiją? Kas kelis metus iš vienos pusės keičiasi aplinka, iš kitos pusės padarom daug dalykų ir visada laikas rekalibruotis. Tikrai praeitas periodas buvo labai sparčių investicijų ir į tinklus, bet taip pat ir į naujus gamybos pajėgumus. Ir iš tikrųjų mes padarėm tą tokį rekordinį šuolį Europoje, didindami žaliosius pajėgumus visam regione. Na ir natūralu, kai artėjam tam tikrą prisisotinimo tašką, reikia perkalibruoti strategiją, kaip sakiau, iš pradžių gamyba, po to lankstumas, po to kažkas dar tam, kad vėlgi sugebėt efektyviai veikti. Negalima daryti investicijų bet kokią kainą. Megavatai negali būti vardan megavatų. Reikia labai gero sinchrono su tuo, kiek ateina poreikio iš rinkos, kaip ta rinka toliau išsivystys, kiek mes matysime eksporto koridorių. Ir, pripažinkim, jeigu ankstesni periodai ir ankstesnės strategijos vėlgi buvo padarytos taip, kad mes, tikėjomės, kad galbūt pradedant nuo 30 metų ir tolyn, labai didelį kiekį energijos susiurbs vandenilis. Matom, kad vandenilio plėtra, jinai, tarkim, bent jau atsideda. Reiškia, jeigu vandenilio plėtra atsideda, mes turim rekalibruoti savo strategiją. Iš vienos pusės mes turim tą potencialo gausą, mes turim užtikrinti opcionalumą savo portfelyje, kad jeigu tik tai ateina didesni vartotojai, kad jiems galėtume paduoti gerom sąlygom didelį kiekį žalios energijos. Iš kitos pusės neperinvestuoti per anksti, nes jeigu mes tai padarysime per anksti, vėlgi tada projektai bus nuostolingi, tiesiog mes negalėsime veikti efektyviai. Todėl tas rekalibravimas strategijos, jis atėjo iš tokių globalių pokyčių, kuriuose pasakėm, taip mes padarėm didelį šuolį, dabar labai svarbu užsitikrinti opcionalumą ir jau kai einam į tas paskutinės stadijas projektų, kai jau reikia investuoti didelį kiekį pinigų į statybas, mes turim rinktis daugiausiai vertės sukuriančius projektus. Nuo jų pradėti, juos statyti, kitus, taip sakant, paruošiant ateities plėtrai, kad jie vėlgi kurtų maksimalų kiekį naudos. Tai tas toksai turbūt dažnai dar mes girdėsime šiom dienom tokio pasakymo vertė prieš kiekį, value over volume, tas sprendimas, jis yra labai svarbus, darant tolimesnės investicijas. Iš kitos pusės, jeigu pasižiūrėsite į tą pačią esmę mūsų veikimo, visada buvo žalia, saugi ekosistema, mes net labiau sustiprinam ir sakom, žiūrėkit, saugumas, patikimumas yra pirmiausia. Mes turim užtikrinti labai saugią energetinę sistemą plačiąja prasme ir toliau maksimaliai ją dekarbonizuoti, maksimaliai sukurti opcionalumą savo portfelyje, kad galėtume kuo daugiau žalios energijos pateikti ateities vartotojams. Na ir trečia dalis, kai mes taip rekalibruojam savo strategiją, įdedam papildomas pastangas pritraukti labai didelės apimties energijos vartotojus. Tada mums taip pat svarbu suprasti, kad jeigu mes norim ateityje gana ir toliau sparčiai augti, mes turim turėti konkurencingus kaštus. Mes turim pasižiūrėti į savo veiklą, per greitą plėtros etapą visada susikuria tam tikri neefektyvumai, kuriuos labai verta laikas nuo laiko pasižiūrėti iš naujo ir susitvarkyti, grubiai tariant. Ir vėlgi, todėl, sakom, efektyvumas irgi yra labai svarbi komponentė. Ką mes norim pasiekti to efektyvumu? Tai neturi būti vienkartinis vajus. Kažkoks trumpas nukirpimas tam, kad parodyt, kad aš susimažinau kaštus. Mes norim per tam tikrą periodą
susitvarkyti ir turėti konkurencingą kaštų bazę, kuri yra tvari ilgajam periode. Tvari konkurencinga kaštų bazė yra daroma tik tai, jeigu tai daroma ne trumpalaikiais veiksmais, o bandant pakeisti sistemą. Tai aš turiu omeny, kai sakom, bandom pakeisti sistemą. Jeigu mes kažką darom per sudėtingai, per biurokratiškai, per ilgai, per daug, kas nekuria vertės, paprastinkim. Labai dažnai per paprastumą, per tam tikrą greitį, per permastymą, kaip gali veikti organizacija, galima atrasti labai daug kaštų efektyvumo dalių. Toliau, jeigu mes matom, kad dirbtinis intelektas, apskritai IT, daugybę dalykų mums leidžia padaryti greičiau, kokybiškiau, kaip tą paversti tiesiog savo konkurenciniu pranašumu, tvaresniais kaštais, didesniu greičiu, didesnė kokybė. Tai vat čia yra tas efektyvumo žinutė, mes norim ne vienkartinių veiksmų, bet mes norim tokios stiprios, tvarios reinžinerijos, tam, kad turėdami tą konkurencinį pranašumą savo kaštuose, vėl galėtume augti toliau, dar 2-3 kartus, kaip jau ir iki šiol darėm. Kaip ateis tas ciklas ir momentas augti, kad mes būtume jam pasiruošę. Taip, nes jeigu mes būsim tam nepasiruošę, mes nelaimėsim. Kai įvyko pirma energetinė krizė prasidėjus Ukrainos karui, labai daug, mes buvom Europos rekordininkai, bet apskritai Europoje, ypatingai daug proveržio įvyko pastatant naujas žaliasias galias tam, kad mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir čia tikrai tas didysis pokytis įvyko. Tai dabar aš prognozuoju, kad vėl šis naujas karas ir jisai palėtė jau dabar ne elektros kainas, o iškastinio kuro automobilių vartotojus. Aš manyčiau, kad transporto elektrifikacija bus lygiai taip pat paspartinta ir paakseleruota dabartinė šitos antrosios krizės, panašiai kaip pirmoji krizė akseleravo naujų gamybos pajėgumų įvedimą. Ačiū labai, Dariau.